bet koks įvyko proveržis ir kaip matau sūnus keičiasi, o man labai svarbu iš tikrųjų, kai jis yra paauglys ir teisingas vertybės, atsakomybę galėtų prisimti pats. Mano vardas yra Žygimantas, aš esu iš Memelio mokyklos. Aš pasirinkau šitą mokyklą dėl to, kad yra labai keli faini dalykai, mažiau streso, nėra namų darbų. Wow, nebus namų darbų, wow, beveik darysim kaip norim ir turėjom gerų ir ilgų pokalbių. Prisimti atsakomybę už tai, kaip reikės mokytis, už tai, kiek reikės demonstruoti savarankiškumą, atsakingumą. Jis pradėjo skaityti knygas. Nežinau, tiesiog susitarėm su mokytojais, ką mes darom tą mėnesį. Ir kai ateina pamoka, tu gali daryti realiai, ką nori per tą pamoką. Gali, pavyzdžiui, jeigu esi pasiruošęs, gali eiti atsiskaityti, jeigu ne, skaitai temą, klausi, prašai uždavinių, darai tas uždavinius. Turbūt matematika ir biologija įdomiausia. Tas savo ritmų mokymasis, lyginimasis su savim, o ne su kažkuo kitu, aš manau, kad tai yra labai svarbi dedamoji to, kad Instagram, influenceriai, blogeriai, kas ką mato, su kuo lyginasi, yra labai svarbu nepamesti, o kas tau svarbu. Ką galim dabar įdėti vaikus, tai yra pats svarbiausias dalykas, ką galim duoti kaip tėvai. Pasitikėjimo, atrasti tai, kas tau patinka, tas tempas, kurį tu lyginiesi ir nori būti savo geriausia versija.